Daug molę, šlapę. Eina, šypčia. Eik, savo, kaip pradės smarkiai. Kur judam, Karoli? Varžybos. Oro superinis, kaip tai kendūrinimas. Kas čia darai? Kas buvo, Karoli? Pamiršau vandens nusipirkti. Pilsim viską. Gerai, mineralų daug. Bus tik sūrus vanduo. Gerai, gerai. Svarbus kiščiai. Šimtas. Ar laukiam? 5 kilometrai, 4 greičio ruožai. Daug molę, šlapę. Bus reikalų. Iš tikrųjų baisi važiuot. Vėjas belio kaks. Lyja. Norisi nesusižalot ir greitai pravažiuot. Pirmiausia važiuoja hard klasė. Mes važiuosim po jų hard hobby. Sveiki enduro fanai, arba bent jau prijaučiantys. Ačiū, kad vėl įsijungėt mūsų video. Tai mūsų pirmas startas normaliose varžybose. Ir varžybos iš karto prasideda nuo greičio ruožo. Važiuojam hobby klasėje, tai yra pradedančiųjų klasė. Į varžybas atvykom su dideliu jauduliu ir noru nugalėti, noru pasistengti. Čia jau yra spalio mėnesis, tai sezono galas. Norim išsitestuoti, ką mes išmokom per visą sezoną. Aš jau nemažai buvau prasukęs nuo Liepos mėnesio 40 moto valandų ir nemažai treniruočių motokroso trasoje, o Karolis važiavo kokius 3 kartus mažiau, gal tik kelias pakatuškės. Tai bus įdomu palyginti mūsų laikus, nors važiuojam komandoje. Čia laikas užskaitomas tik tada, kai abu komandos nariai finišuoja vienu metu. Na ir matom, spaudžiam. Pasirinktas per didelis greitis galėjo kainuoti man daug. Važiuojame kalveliuose, motoborys trasoje. Trasa nėra labai greita, daug posūkių, techninė, bet nėra jokių nuvirtusių medžių, kur net galim pašokti. Šiandien labai nedėkinga diena, vėjas didelis, lyja. Nors šiuo metu nelyja, bet prieš startą, nežinodamas kas manęs laukia, apsivilkau neperlėjimo kostiumą, neperlipkę dar liaudėje vadinimą ir padariau klaidą. Buvo žiauriai sunku judėti. Lietpaltis labai varžo judesius, negaliu rankų užkelti, bet jau vejuosi priešininkas. Jie startavo gal minutę prieš mus. Kur tu? Aš dasivijau kitus. Na ir aš truputį pasimetęs. Nežinau kaip elgtis, ar lenkt ar nelenkt, nes noriu palikti Karolio, jeigu jiem reikės netyčia pagalbos, kad aš būčiau šalia. Kairėje matau Karolį, tai reiškia, kad jis netaip toli ir dasivis mane. Tik reikia išlaukti tinkamas progos aplenkti. Na ir vis taikau progą, kaip aplenkti. Laukiu gal padarys kokią klaidą. Ir štai, per bamsas važiuoja atsisėdęs. Sėdėti galima tik ant talėtą. O trasą reikia dirbti daug su savo kūnu. Karolis irgi bando pasinaudoti progą. Bet sunkiai. Reikia išlaukti tinkamą momentą. Ir neperspausti. Ir užverda kova tarp jų. Karolis aršiai nelenda naglai. Atsargiai. Bando kitą trajektoriją. Bet bamsai šiek tiek išmuša. Kol Karolis nervuojasi, aš prisiviju kitą priešininką ir jis man duoda aplenkti. Ačiū. Aš ir tą kitą aplenkiu. Bamsai ir kiek sulėtėja. Supratingi kolegos, praleido, draugiški. Noriu priminti, kad šitą trasą važiuoja ir soft klasė, ir keturračių klasė. Jiems šitie kalniukai yra sudėtingesni. Tu dasivysi manį? Jaudinuos ar Karolis pasivis mane, nes aš palaikau tempą. Asmeniškai trasa gan įdomi, nesudėtinga. Išeina palaikyti tempą. Prisivijau ir dar kitą komandą. Ir aišku, kad mane sutaškėt purvais. Bet vieno akies krašteliu matau, kad Karolis nestoliesi. Tai dar vieną ženklą suspausk. Kažkaip kvailai užgazuoja raideris priekį, išvažiuoja iš trasos. Pasinaudojus progą, gražiai aplenkiu ir juos.
Ir matau netoliese finišas. Varom! Teisėjas nekantrauja, kaip nori paliesti mano apyrankę. Yra. Ir nieko nelaukus, iš karto antras greičio ruožas. Pailsėjom kokias 5 minutės ir iš karto varėm į startą. Greičio ruožas daug greitesnis, daugiau tiesumų ir posūkių. Realiai gaunasi toks kaip sprintas. Ir greitis čia jau daug didesnis. Nusivilkom neperliejimus kostiumus, žymiai lengviau važiuoti. Na ir įdomi, tas greičio ruožas padarytas tiesiog lauke, nušienautam. Sukam rankeną iki dugno. Na ir finišas. Po 2 greičio ruožų iš karto laukia pravažiavimas. Pravažiavimas nėra ilgas, 55 km. Naviguojamas su navigacija, neskaičiuojamas laikas, todėl gali pasilsėti. Po greičio ruožo ganėtinai jautėsi, kad važiavom, ypač Karoliui. Sakė, kažkaip tirpo rankas. Mes buvom šiek tiek pavargę, norėjosi pailsėti, bet mus spaudė laikas. Todėl, kad turėjom liūdną patirtį iš praeito enduro rally, kai važiavom su dominatoriais, galite pasižiūrėti video, žinojom, kad reikia susiimti ir nemiegoti. O čia gali nutikti visko. Šiaip taip atrakas, vaina mašina. Taip važiuoja ir... Gali nutikti įvairiausių dalykų, griuvimų, navigavimo klaidų, techninių iššūkių. Bet tuo pačiu viskas dėl to yra labai žavu ir įdomu. Įlendam ir į gražias vietas. Kaip gerai, kad yra naviguota. Čia iš tikrųjų yra kelias, bet jis nenaudojamas. Oficialiai čia kelias. Jajaj. Eina šiaip čia. Nemažai nuvirtusių medžių rastų, bet čia yra hard enduro, tai priklauso. Tačiau čia yra ir daugiau klasių. 4-račių, soft enduro ir e-bikes pirmą kartą. Kiek žinau, ne visiems pasisekė, daug elektrinių dviračių pagrindė su Ronu išsikrovė. Turbūt maršrutas jiems per ilgas. Vėl bėdas su pasikalbėjimas. Karoli! Alio! Disconnected dabar, bet gerai jau girdus. Na, kinetiški pasikalbėjimai nėra ko stebėtis. Tik problema ta, kad tik man būna bėdos su jais. Kitiems viskas būna gerai. Hard Hoppy klasėje dalyvavo 16 komandų. Šiuo metu mes nežinom, kelinti važiuojam, bet galiu su jumis pasidalinti rezultatais. Pirmą greičio ruožą finišavome 4, atsilikome 38 sekundėmis nuo lyderių. Gan nemažai. Antras greičio ruožas buvo šiek tiek sėkmingesnis, finišavome 3, nuo lyderių atsilikome 14 sekundžių, bet kol kas tai nieko nereiškia, kol neužbaigėm pravažiavimą. Čia buvo vienas smagiausias maršruto ruožas. Iš nuogirdų buvau girdėjęs, kad geriausias varžybos būdavo pabradėj, bet šiuo metu vyksta intensyviai kareivių pratybos. Kojas traukia. Ir dabar ten surengti kažką gan sudėtinga. Svarčiau. O čia dilema - rinkti sunkesnį ar lengvesnį kelią. Aš ėjau lengvesniu keliu, Karolis sunkesniu. Vis dėlto Karolis nusprendė nepersistengti. Patarimai naujokams. Svarbiausia yra motociklo pozicija. Pasižiūrėkite YouTube'ai, kokia yra taisyklinga pozicija ant motociklo ir stengtis ją išmokti. Kiek aš žinau, norint sėdėti centre, turi būti pasturgalis tiesiai su pakojais, vienoje linijoje. Ir alkūnės turi būti iškeltos, nenuleistos, taip galėsite valdyti stabiliai motociklą. Jeigu aš klystu, prašau pataisykite komentaruose, nes man pačiam įdomu, ar gerai mąstau. Kitas patarimas - išmokite jungti bėgius atsistojus, pasirodo dauguma nemoka tą daryti, o tai nėra sudėtinga. O šiaip svarbiausias patarimas - važiuokite savo tempu. Nesistengkite vaikytis greičiau važiuojančio, tavo tempas yra tavo tempas, čia yra įgūdis, jį reikia tobulinti. O važiuojant virš galimybių ribų tik prisidarysite bėdų. Visą dieną žadėjo lietų ir jis mus užklupo. Didelis vėjas ir smarkus lietus, matote kaip linguoja medžiai, trasa pasidarė šlapia ir slidi. Tai šiek tiek sulėtino mūsų tempą ir iš galo mus vijosi AG Dakar School, nes norėjo duoti aplenkti, bet reikėjo išlaikyti savo tempą. Pravažiavimas baigtas.
Buvo reikaliukų. Pirmi greičio ruožai kaip pati pradžia. Prastai, ne? Reikia treniruotis daugiau. Aš aplinkiau 3 žmonės ir dar Karlis nebuvo finišė. Tai kažkaip sunkiai. Nebesgirk, ne. Aš į trasą laikas atsipirko. Važiavam. Labai degt pradėjo rankas. Ir daug klaidų padarėm, kad ne per lipkės užsidėjom iš pradžių. O jo labai rankas traukia, nes negali valyti mocą ten. Kuo daugiau reikia laisviau reikia. Kuo laisviau. Čia 5 kilometrai, tai... Visi tos pravažiavimas tas Vienu buvo. metu labai slyt pradėjo smarkiai, Eina, viskas šlapa, visi rasti šlapi, daug molė. Viskas šlapias čia. Noriu parodyti akinis kaip. Dabar jau normaliai matas, bet buvo visi sutaškyti su purvais, Karlis man sutaškė ir nieko. Klasika. Man neatleidžia rankų, kažkas blogai. Pasikalbėjimui nutrūko. Kažkokia nesąmonė. Tavarį šauk pirmas šitam ruožė, štai visos. Davai. Bet man jis negirdė. Dar negirdžiam, bet dabar man Tai gal nieko nebus, kas gerai. liko dar 2 greičio ruožai ir baigtas ralis. Reikia pasidaryti mankštą prieš važiuojant, visų pirma normalią, ne durniaus. Nu. Jo. Reikia spartuoti biškį iš tikrųjų. Ne durniaus biškį, važiuot gal. Endurnius, ne? Targi čia. Paskutiniai greičio ruožai sekėsi geriau. Karolio švogeris Romas parašė mums žinutę: žvėrys jūs. Galvojom, kaip tai žvėrys. Negali būti. Geras pasirodymas pirmuose ruožuose davė mums vilčių, kad galim nugalėti, tai stengiamės labiau. Trečiame greičio ruože atsilikome nuo lyderių 11 sekundžių, o ketvirtame, kurį matote dabar, atsilikome tik tais 5 sekundėmis. Rezultatas tikrai neblogas. Atrodo, norėjosi geriau. Po visų dalyvių trasa jau matosi labiau išmalta, didesnis provėžas. Bet visi važiuojant antrą kartą pagerino savo laikus. Džiaugiamės laimingai, be traumų užbaigiant. Nubaigas Harlis. Žinai, kelinti? Preliminariai ketvirtį. Tai va, ketvirtį, blema. A kiek yra? Nežinau dar, bet per kos ketvirtį mes laikomės, tai labai gaila, kad ne treti. Po pirmo rato buvom mes treti. Gal da baudų kažkokiu ten bus. Gal mes ne ten pasižiūrėjom, bet mums pasisekė. Laimėjom 3 vietą. Žiauriai džiaugiamės.